Nuo senų laikų lietuviai tikėjo gamtos ir augalų galia. Todėl ir žolinė Lietuvoje visuomet turėjo ypatingą reikšmę. Nors šiandien ši šventė labiau tapatinama su krikščioniškąja tradicija, jos ištakos žymiai senesnės. Romėnai šią dieną garbindavo deivę Dianą, graikai Artemidę. Abi šios deivės buvo laikomos augalų ir gyvūnų globėjomis, o senovės baltai žolinę skyrė didžiajai deivei gimdytojai Ladai arba žemynai, kurioms aukodavo subrendusio derliaus vaisius. Ši šventė ypatinga ir tuo, kad žmogus, jau turėdamas derlių aruoduose, atsigręžia į savo artimą ir pasiūlo reikiamą paramą ar pasidalyja sukauptomis gerybėmis. Buvo tikima, kad šią dieną būtinai reikia aplankyti draugus ir giminės, kitaip visi metai bus blogi. Net patarlė sako, kas per žolinę neviešės, tas visą gyvenimą nieko neturės. Šios žalumos suvešėjimo apogėjaus ir derliaus brandos šventės metu mūsų laidos kūrybinė grupė viešėjo Raseinių rajone, Molavėnų Piliakalnių komplekse, kur vyko nuostabi meno ir etnokultūros šventė. Žolinė – tai diena, kai išnyksta ribos tarp senosios baltų kultūros ir krikščionybės, kai kiekvienas iš mūsų gali peržengti tą ribą tarp praeities ir dabarties, teigia šio renginio iniciatorius Arūnas Kazlauskas. Šita vieta, kai atvažiuoja, jinai kažkaip ir prašosi, kad čia vyktų kažkas surišta su tradicijom, su folkloru, su tikru folkloru. Kažkaip aš neįsivaizduoju, kad čia galėtų vykti kažkokios triukšmingos joninės. Tai pabandėm pirmą kartą šitoj vietoj padaryti kažką autentiško folkloro. Datą pasirinkom rugpjūčio 15, žolinės tokia irgi derinys kažkokių senų tradicijų, krikščionybės, naujų tradicijų. Ir čia pakvietėm ansamblius, 3 bus tokio tradicinio folkloro ir vienas, kaip jie save vadina, neofolkloro grupė Sensvaja iš Vilniaus pabaigai. O kad šiaip dar efektingiau, kad pritrauks žmonių pirmą kartą, tai dar Kelmės kultūros centras pasiūlė savo šitą ugnies performansą, kur irgi jau 10 metų gal jį daro. Pabaigai tada bus tokia ugnies fiesta. Irgi ugnis kaip ritualas, kaip tradicijos, visada buvo lietuvių kultūroje. Folkloras autentiškas man pačiam labai patinka. Ir bandau kažką daryti, puoselėtas tradicijas, padėti žmonėm, surinkti žmonės į kažkokią šventę, sukviesti kolektyvus, kad jie turėtų kur pasirodyti. Tai yra tradicijos kažkokios ir tai, pasakyti banaliai, protėvių šauksmas kažkoks, gal tai yra užkoduota, aš nežinau. Gimsta naujos formos ir kažkoks pagoniškas rokas ar metalas, ar sintezė kažkokio roko ir folkloro bandymai, jaunimas daugiau bando. Ir visokių formų naujų atsiranda, aš nesakau, kad visos jos geros. Iš tos tradicijos, iš kažkokio muzikinio, tekstinio, akustinio skambesio. Vieną geriausių senosios ir šiuolaikinės muzikos sintezės pavyzdžių pristatysime laidos pabaigoje, o dabar pabandysime atskleisti, kiek daug ir kokių įvairių atspalvių turi žemaičių tarmė, kurią dainuoja ir porina šio krašto žmonės. Mūsų kraštas yra vidury Lietuvos ir raseiniškiai garsus kuo. Turim Šidlavą labai gražią, turim, kur važiuoja visi atlaidus, visi prašyti visokių malonių, turim Maironį. Vat ir jam rengiam šventės visokiausias. Aišku, kaip visi dori lietuviai, mėgstam kalendorinės šventės, į joninės švenčiam, į užgavėnę švenčiam ir miesto renginiai visokiausi kultūriniai būn.
Tai su ta tarme mums yra ne pyragai, mes ne kaip tikri žemaičiai, biški nuėdam galūnės, kai turim laiką. Va, kaip sakyt, nėra labai skirtinė ta mūsų tarmė tokia, va. Kad jeigu norėtum pasakyti literatūriškai už Raseinių Dubysas, tai sakytum, už Raseinių Dubysas teka, saulė teka, gelton plaukės, puikės visas, šneka ten, o šneka. Nu, vis tik tas eilėraštis, jeigu tarmiškai jau mūsų kraštu, kadangi aš pati iš Maironio tėviškės esu kilus, esu tikra raseiniškė, tai ir kai pagalvoju, visai kitaip skamba, gal dar gražiau negu visai literatūriškai šnekėtum. O šiaip tai, kaip stengiamės perimti senolių tradiciją, stengiamės ieškoti užrašytų folklorą pavyzdžių, tautosakos, kad surasti kažką originalaus, gražaus. Jaunimui yra sudėtinga įrodyti, kad tai yra labai gražu, kad tai yra išliekama vertė turi, kaip sakyti, ir per tą laiką vis tiek mes ir nuo savus vaikus mokinam, kad išmoktų ir liaudės dainų, ir šokių, nes juk kiekvienam vakarėlį jie bando dainuoti angliškai ar lietuviškai, bet kokią dainą, vienas posmelis ir daina baigta. O mūsų dainos būna po 14 posmelių, po 16, visokiausių gražiausių būtų dainų. Tai va per žolinės prirenkam gražiausią puokštę, ją pasišventinam, ana sako, nuo visokių negandų gelbėjai. A kokia bėda, pasibarstėjai, sako, net bobikės į įkapės dėdavai pagalvikę tų žolelių, kad ten būtų smagiau. Ale va žinokit, per žolinės, kaip sakom, galima gydyti be daktarų pagalbos. Žinau, kaip karpas galima išgydyti. Labai pigiai. Be gydytojų namuose reikia seno mėnesio gale paimti vilnonį siūlą ir surišti tiek mazgelių, kiek yra karpų. Riši mazgelį ir sakai, šitą karpelę rišu, užtrauki, šitą karpelę rišu ir tiek mazgelių pririši, kiek yra karpų. Po to tą siūlą vilnonį reikia užkasti po namo lašais, kad supūtų. Ir tada, kai siūlas supūs, visos karpos iš karto ir dings. O aš dabar pasakysiu, ką reikia daryti, kai užeina žikčiuojimas. Visiems turbūt užeina, būna tokių momentų. Seniau žmonės sakydavo, kad taip reikia daryti. 7 kartus reikia sakyti, žagulį, žagulį, eikautų skalbti, tu nuskesi, aš paliksiu. Ne žvagulį reikia sakyti, o žagulį, žagulį, eikautų skalbti, tu nuskesi, aš paliksiu. Tai 7 sykius įpraeis. Topė žebris rogiuose, žebrio laitis kviečiuose, žebrio laitis kviečiuose, to žebrelį betupės. O dabar kaip savo laikau va šitos va grūdelius ir va prisiminiau, kaip dygdava ant akių myžiai tokie. Ir kaip vargdavo, anksčiaugi būdavo, tai vis tiek sunkiau žmonės gyvena, nei tų vitaminų, nei tų ko. Bet o tų myžių, tai vienam, tai kitam. Tai va būdavo toks geras paprotys liepdavo. Paėmi grūdą, pabadai. Bet jau greitai reikia jau į vieną, į antrą dieną iškart neleisti jau jam dygti. Mėgam praeint, va taip sako. Nusispjaut nereikia. O joj, nusispjaut galima 3 sykius. Sako, pamatai žmogų su myžiu ant akies, spjauk biški taip, nu ne visai ant tų akiuolę vis tiek.
Gal pataikys, nepataikys, bet jau gerai. Jisai turi supykti. O jūs žinot apie Raseinių Magdę. Tai vat Raseinių Magdė, tai buvo netoli Raseinių, gyveno toks didekas, turtingas Buivydas. Jis turėjo be galo gražią dukrą. Na ir tą dukrą norėjo ištekėti. Irgi už turtingą žmogaus. Bet jinai buvo tokia išpuikus, tokia jai nieks nepatiko. Kiek tik bernuje jai nepatiko ir ne vienas ir nusižudė, ir nusinuodė, bet jinai vis žvalgės kur nors iš užsienio kokį vyrą. Nu jau va, į tą Magdę, būdama be galo graži, sulaukė Lenkaičia iš Lenkijos. Ir ištekėjo už juo. Ištekėjo už juo, bet jinai buvo dabita labai didelė. Jin dabydavosi, kalbėjo lenkiškai, rengės vokiškai ir jai lietuvaičiai ne viens nepatiko. Bet ištekėjus jinai, išėjo iš tėvų namų, susidėjo su pliuškėm ir prasigėrė. O tėvas labai gailėdams savo dukters, kas su jie taip atsitiko, pastatė prie šulinę tokią didelę medinę stovylą. Iš tos stovylos akių bėgdavo vanduo. Tai jisai taip simbolizavo Magdės pergyvenimus. Bet visi bajoraičiai, eidami pro tą šulinį, juokės iš tos Magdės statulas. Na ir galų gale, neapsikentę, paėmė užkasė ją į žemę tą statulą. O šulinys pasiliko. Į dabar Raseiniuose ir labai žinoms Magdės šulinys. Jis dabar tebestovi. To šulinio vanduo yra labai be galo tyras ir švarus. Net po karo iš jų limonadą gamindavo. Ir raseiniškiai semdavo vandenį gėrimui. Kad Žolinė būtų išties ypatinga ir ilgam įsimintų viešnagė Molavėnų piliavietėje, šventės organizatoriai surengė žemės meno plenerą, kurio darbai tapo šios didelės gamtos erdvės dekoracijomis ir akcentais. Kadangi viskas buvo mintis, kad tai gamtoje, ne kažkur tai į salę, į patalpą, tai kažkokio norėjusi gyvo, iš gamtos kažkokio paimto, sukurto kūrinio kažką padaryti. Pakvies žmonės, menininkus. Jie neprofesionalai toj srity, tai labai buvo įdomu, kad vis tiek yra žinios, bet kaip mums gaunasi, visiškai neprofesionalams buvo įdomu. Mūsų dainos, mūsų gamta, mūsų žemė, tai ta dermė, aš manau, tame yra, kad ir dar ta diena tokia apie žolinės, aš manau, kad tai yra svarbu. Kartu su Raseinių kultūros centro dailininkė scenografė Renata Lauraitytė savo vizijas pristatė ir menininkai iš Vilkaviškio. Esu patenkinta, kad pabuvau šitoje aplinkoje ir galėjau kūrybiškai save išreikšti. Tai aš labai domiuosi gamta, labai iš tikrųjų jaudina tam tikros problemos ir aš mėginau pateikti tokį darbą, kad žemė verkia. Labai įdomus iš tikrųjų dalykas, nes visiškai skiriasi nuo kitų meno sričių. Nes čia tiesiog turi dirbti su pačia gamta kažką tai daryti. Galima, aišku, pridėti ten kažkokių sintetinių dalykų, bet tai to atkreipiant kažkokią idėją ar kažkom į žiūrovą, atkreipiant dėmesį į gamtą. Pabandžiau tiesiog iš to, ką mes čia turim po kojom, kas mūsų supa, padaryti kažką įdomaus. Padariau aš, 3 tokie pagrindiniai ir vienas toks šiaip. Tai vienas pats pirmas buvo kalniukas toksai ir tam kalniukyje akis. O nežinau, mintis tai buvo gal, kad dažnai žmonės nežiūri į žemę, žiūri savo reikalų daugiau. O čia, kad pamatytų, kad ir ta žemė juos žiūri, kad atkreiptų dėmesį. Kitas buvo pėdsakas, tai tiesiog iškasta tokia pėdsako forma. Dar paskui vienas buvo 3 kelmeliai tokie įkasti šiek tiek į žemę ir ten iš jų visų, ten jų labai graži forma buvo ir visus, kai sudedi, vidury gaunasi žvaigždutė tokia.
Tai irgi medis iš gamtos ir norėjosi tiesiog atkreipdėmėsi, kad tai yra gražu. Laukia belijanti, laukia besnyganti, galia lauka obelelė baltai bežydanti, galia lauka obelelė baltai bežydanti. Pažiūrėk mergelę, pažiūrėk jaunoji, pažiūrėk mergelę, pažiūrėk jaunoji, und atvažiuoj tavo mielas per lygius laukelius, und atvažiuoj tavo mielas per lygius laukelius. Lendrinis kotelis, šilko botagelis, lendrinis kotelis, šilko botagelis, nieks taip gražiai nevažiavo, kaip mano bernelis. Nieks taip gražiai nevažiavo, kaip mano. 17 metus skaičiuojančio ansamblio Degulė pavadinimas reiškia gegutę, bet ne visai tą, kuri pavasarį miške užkukuoja. Degulė – tai mūsų tautosakoje dažnai minima mergelė, kuri labai mylėjo savo bernelį, bet išleido jį į Karužį tėvynės ginti. Bernelis negrįžo, o mergelė taip graudžiai verkė, kad dievulis nebegalėdamas matyti mergelės kančių, pavertė ją gegutę. Ne gegutės balsas, tai močiutės verksmas, ne gegutės balsas, tai močiutės verksmas. Atiduok į bernuželį mano dukruželę, atiduok į bernuželį mano dukruželę. Aš 32 metai, gal biškai daugiau, esu jau Raseiniuose, tai šiek tiek jau suraseinėjau, bet iš manęs vyras da pasijuokė, kad sako, ar jau gališkiškai šneku labai. Aš galėčiau papasakoti apie Gėlovos gyvenvietės pavadinimo atsiradimą, kaip atsirado. Na, kada seniai, sakykime, kur dabar gyvenvietė Gėlova, buvo pastatyta koplytėlė Šventai Apolonijai. Žmonės eidavo prie jos melstis nuo skausmų, nuo dantų gėlos ir būdavo kalbėję, kad esant Apolonijai gyvai buvo išrauti visi dantis, tai va ir likęs pavadinimas Gėlova. Tai va štai išnieku Gėlova, tokie žodžiai pas mane. Kuo Ariogalos, jau jūs tada žinot ir tą tarmę, kuo skiriasi? Skiriasi tuo, kad čia žemaičiuojama, jaučiasi, jau ten ne. Keistai, aš sakau, kai atitekėjau šitą kraštą, tai juokingai šnekėjau tarp tų žemaičių. Gal man kažkiek tai skiriasi viduklės tarmė, sako, kan gėriai, kan valgiai, nemakščiai, kažkur tai yra kits kalbos atpalis, nes jau jie daugiau žemaitijos pusė. O pas mūsų raseiniškių, ką mes sako, mergicas, šiepa. Nu, da visokių va tokių žodžių yra. Atėjau į Raseinius su tikrai iš Kretingos kilimą ir galvoju, čia daug bus žemaičių, pasišnekėsiu, pasirodo nieka, ne vien darbuoti pirmo nebuvo, ne viena žemaitį, o skaitos visi gyventojai raseiniški atseit žemaičiai, bet ką reiškia vidurio Žemaitija. Sako, kad ta tarmė tai yra žmogaus savastis su pienu, sako, iš protėvių, tai atmintis kažkaip. Tai juk nereikia negalvoti, kad važiuoja į namus pas tėvukus į Kretingą ir iškart savaime kalbėjau. Atrodo kita kalba. Dar iš močiutės laikų girdėjau, kad apie Girkalnę apylinkės auga daug dviejas kamienas medžių. Tai medė buvo nepaprasta, bet turėjo tokį magišką galį ir jaunas moteriškas neždavo škaplierius, rožončius, kabindavo tus medžius ir prašydavo vaisingumą ir sveikatas. Ir sakė padavimus, kad labai daug kam padėdavo. Melsdavosi, prašydavo sveikatas. Mano močiutė man papasakojo, vienam žmogeliui įkanda gyvatė ir jis nežinojo, ką daryti. Nuėję pas užkalbėtojai sako, būk geras, padėk mane, tai kas tau atsitika, mane gyvatė įkonda. Na gerai, anas persižegnuoja, sako, yra Egerų kalnas, tame kalne ąžuolas, tame ąžuole gūžta, toj gūžtoj 3 slūgas, Karolina, Katrina, Marcelina. Tos prašau, kuri įleido Čigelonį išimsta. Jeigu neišimsta, būste basliais baždžiotos, taukais mazuotos ir bizūnais kutavotos. Užkalbėtojas persižegnuoja, sako, eik su Dievu, tau padės. Žemkan telė, to
Mokėjo mūsų protėviai su gamta sutarti ir ligas žolynų pagalba išsigydyti, tačiau pagrindinė žolinės prasmė – tai atsisveikinimas su želmenimis ir gėlėmis. Nuo seno išlikęs paprotys žolinių puokštę šventinti. Moteris rinkdavo gražiausias laukų gėles, į puokštę būtinai dėdavo ir naujojo derliaus gėrybės. Dzūkės nuo seno į gėlių puokštę įdėdavo morką, griežtį, buroką ar net kopūsto galvą. Pašventintas daržoves valgydavo visa šeimyna. Padalydavo su pašaru ir gyvuliams, tikėdami, kad taip visi bus apsaugoti nuo ligų. Todėl Dzūkijoje žolinė dar vadinama kopūstinė. O Žemaitijoje į puokštę dėdavo pikdagį, kuris simbolizuoja ir Jėzaus Kristaus kančią. Iš pašventintos puokštės pikdagį sodindavo į dirvą aukštyn šaknimis. Buvo tikima, kad po šio ritualo iš dirvos išnyks visos piktžolės. Pasak etnologų, žolinės šventė dar vadinama javapjūtės pabaigtuvėmis ir bičkopio ir medsukio, duonos, medaus ir pieno švente. Žolinės metą gražiai nusako ir lietuviškos patarlės bei priežodžiai. Ant žolinės javų pilnos šalinės. Ant žolinės vaisius Dievas prinokina ir vaikučiams išdalina. Nuo žolinaitės pasirodo ir šalnaitės. Žolinė yra pirma diena rudens. Nuo žolinės šuoliais diena trumpėja. Mūsų viešnagė Raseinių krašte jau eina į pabaigą, tad metas susipažinti su žadėta neofolkloro grupe Sensvaja. Šie jauni muzikai geba subtiliai suderinti autentišką liaudies dainų skambesį ir šiuolaikinę muziką, kai kurios jų kompozicijos perpintos ir kitų pasaulio tautų folkloro motyvais. Vakar šoko per naktelį, tai turbūt dėl to. Vakar šoko per naktelį, tai turbūt dėl to. Su paskauda man galėvelį, nežinau dėl ko. Barė mani motinelė, tai turbūt dėl to. Barė mani motinelė, tai turbūt dėl to. Nežinau dėl ko, vakar verkiau per naktelį, tai turbūt dėl to. Vakar verkiau per naktelį, tai turbūt dėl to. Tėtina štarėlis gegiu laivės, tėčiu telačiu turiu, tėčiu telačiu turiu. Tėtina štarėlis gegiu laivės, tėčiu telačiu turiu, tėčiu telačiu. Įspūdingų baigiamojų šventės akordų tapo Kelmės kultūros namų meninis ugnies performansas Pašlovinkim mirksnį būties. Casilo.